Na va, atrodo, reikia kažką daryti, nenoriu likti viena, noriu mylėti ir būti mylima. Šičia problema aš matau tą, kad jūs nemylit pati savęs. Tai gali žiauriai nuskambėti, bet teisingai. Žiauriai, bet teisingai. Kai žmogus nemyli pats savęs, jisai ieško to meilės šaltinio išorėje. Tai reiškia, mylėkit mane kažkas. Ir tada aš jums gal mylėsiu už tai, kad jūs mylit mane. O ne taip turėtų būti. Turėtų būti, aš myliu save ir tada aš myliu tą žmogų, su kuriuo man gera būti šalia, ne? Jam yra gera su manim būti ir man yra gera su juo būti. Ir viskas, jei aš jų myliu. Ir viskas labai paprastai. O ne taip, aš noriu, kad mane pirma mylėtų, vat iš šalies, liktai vat paimtų. Man labai patiko, aš kažkurioje knygoje labai senai perskaičiau ir tada irgi supratau tą dalyką, kad negali kitas žmogus ateiti kaip su švirkštu ir išvirkšti tau meilės, žinot, į ranką kur nors. Išvirkščia, ne, va dabar aš tau meilės duodu, tu dabar esi mylima, tu žinok. Tai iš tikrųjų žmogus gali justi, kad jis yra mylimas tik tada, kai žino, kas tai yra meilė savo, kas tai yra tas, kaip aš pati save myliu ir kaip tas kitas turi elgtis su manim ir aš tada žinosiu, kad jis mane myli. Bet tada aš žinosiu.